Esame Kalnujuose prie seniūnijos šitam gražiam pušyne ir noriu pakalbinti seniūnę Reginą ir papasakoti. Tai Regina, sakykit, apvažiavom keletą jūsų seniūnijos šeimų, aplankėm, matėm gražius nudažytus namus šviečiančius iš tolo. Tai papasakokit, kasgi čia vyksta pas jūs seniūnijoje, kas inicijuoja šitos darbus ir kaip čia jūs prisidedat prie viso šito. Džiugu ir malonu iš tikrųjų, kad jūs atvykę pastebėjote, kad gražus darbai yra daromi Kalnujų seniūnijoje. Žinoma, aš sutinku su tuo, man kiekviena diena, kiekvienas išaušęs rytas, kiekvienas pasodintas medelis, kiekviena pasodinta gėlė neša džiaugsmą, aš džiaugiuosi, nes ir kiekvienas gyventojas einantis pro šalį džiaugiasi, kad tai kažkas yra daroma ir visiems yra labai smagu. Ir Rasų judėjimą aš atėjau dirbti, o ne politikuoti. Ir iš tikrųjų tik bendromis pastangomis, visų sutelktų darbų galime pasiekti mes gražius, nuostabius rezultatus. Kad ir neseniai susikūręs judėjimas ir jau matos akivaizdus darbai. Nudažyti jau net 2 namai, krikštauja būrys vaikų, laimingi visi, kaip jūs minėjote. Ir iš karto ir gyvenvietės vaizdas pasikeičia, o iš tikrųjų sunkus gyvenimas yra šiuo metu, kad ir dažus mamai auginančiai 8 vaikučius nusipirkti namui yra daug, tai viskas atsieina. Ir labai noriu padėkoti Rasų judėjimo vadovui Jordanui Kenstavičiui, noriu padėkoti Vaclovui Šimaičiui, mūsų rėmėjui, tarybos nariui, kur kartu būna ir bendruomenio renginiuose, ir šiaip skaudžią netektį išgyvena, ir Karpinės vadovams, Kristinai, vienu žodžiu, drauge eidami mes daug ką galime pasiekti. Pasiekti labai nuoširdus ačiū. Ačiū Jums, Regina, ir tikimės, kad tai ne pirmas ir ne paskutinis darbas, kurį inicijuoja Sąjūdis Rasai, ir tikimės, kad sulauksim dar tų gerų darbų ir kad bus reali pagalba bendruomenės ir seniūnijos gyventojams. Tai labai ačiū ir aš tikiuosi, ir aš kaip minėjau, kad tik tais dirbdami kartu mes pasieksime daug ir daug. O problemas aš norėčiau pasakyti, kad mes turėtumėm spręsti labai operatyviai, kad nebūtų gyventojų stumdymo ir panašiai.